Labas rytas, dar nesiprausęs. Eisiu va ten nusiprausti. Vaizdai geruliai. Saulė lenda tik tais 6:30. Čia mūsų palapinikė. Karkė žygiuoti toliau, kaip visą laiką. Mūsų žygis tęsiasi. 8 diena. Ten nuo viršus parėjom. Ir čia tokie tešlynai. Bam. Čia aišku praėjom pro šoną, bet ten pačioj tešlynai. Batai. Kojos. Inga irgi siritavas buvo. Oi. Atėjom prie karvučių. Prašau, kad užneštų čia į kalną tą krepšis. Nekreipia dėmesį mane. Tas jautukas žiūri kažko. Kaip tavo vardas? 019 80. Nichera tavo vardas įdomus. O mes atėjom, čia kylam dabar pastovi, va yra tokiukas mažiukas. Ir ten, va tarp tų kalnų ir ten atėjom, va čia, apačioj. Esam Kosovo pusėj dabar. Dabar pabiškį einam link Juodkalnijos. Tai va karvutės jūs. A suprantat mano kalbą? Ar suprantat mano kalbą, klausiu? Ne? Tai nemandravuokit čia. Kada eisit namo? Kur jūsų vedli su skambaliuku? Ten matau vantas, kairėje guli. Skambaliuku ten va toliau. O gerai, vėjelis, atsigausim biškę, ne? Parėjom pro čia, kilom ir užkilom čia dabar. Dar perkūnį griauti ten viršų už kalno, mes ten turime eiti. Vakar taip krušos gavom tokiais gabalais didžiuliais. Esu nufilmavęs, parodysiu. Šiandien kelionė kaip ir, nežinau, gal ir baigėsi, gal ne. Užėjo lietus, greitai pastatėm palapinę. Esam aukštyje 2132. Tai va, gal praeis, gal ne, žiūrėsim. O dabar valandų yra jau 2:30, tai žiūrėsim, kaip bus. Kol kas iki. Čiau. Vienu žodžiu, greit praėjo lietus, 2-3 valandas kažkur plius minus. Greit susirinkom savo palapinės visas. Va ten mes buvom, tenais. Dabar nusileidom, čia tam slėnį ir atėjom užkulniam. Nu, norim dar praeiti bent kokias 3-4 valandas. O dabar einam ten, žiūrėsim. Priekį tai kalnai debesis, buvai nerealiai. Gražu. Pailsėjom ir kažkaip automatiškai jėgų įgavom, nuotaiką kitokią. Nu, žygiuojam. Priėjom kalnų ežeriuką tokį. Nu, kad švarus nepasakyčiau, aišku, matos dugnas liktais, bet tokias priekrantės aplinkui
kaip molinga būtų tokia žemina. Kaip ir anksčiau gal gyvulius augindavo, matau, ten sauliukai yra. Nu ir grožis, vėlgi. Tas nusileidimas, slėnis. Vienu žodžiu, mes, kai buvom įsijungę paskutinį kartą, ėjom iš ten toli. Leidomės čia į apačią, nusileidom, čia mūsų nakvynės vieta. Tokia būdelė, nežinau, čia kažkokie pastatai, bet greičiausiai senai nelestim, gal kažkokie yra čia. Nu, simiegosim ir vėl keliausim. Tai va tiek žinių. Tai viskas, ką aš noriu pasakyti. Ir to keliamės einam, kiek ten liko mums 3 dienos, baros, nežinau. Ir viskas. Ok, все, давай. Nu, fainuolis aš jums, ar ne? Labas rytas. Kiek čia to laiko turime mes? Op. 6:58. Tai va, mūsų palapinikė. Debesiukai. Tikriausiai gal ir negausim. Tai pusėj saulė šviečia. Mūsų daiktai išrikiuoti. Kaip reikia viskas susidėti, nežinau. Bet visą laiką sudedam, biškį užkandam, judėsim. Čia pradėjom lysti iš palapinės. Atėjo čia irgi. Mes matėm jūsų Lenkas. Susišnekėjom. Tai vienu žodžiu tas Lenkas apėjęs čiut ne visą pasaulį ten. Kai pradėjo vardinti Nepalai, Australija, Kirgistanai, Europoje ten visą, ten, nu, Šiaurės Amerikos ir Latino, Pietų Amerikos nepaminėjo lygtais. Amerikoje neminėjo. Nu, vienu žodžiu apie 9000 kilometrų, tai žiauru. Tai va. Nu ką, o mes susitiksime vėliau, vėl, jeigu bus vaizdų kokių gerų. Būtinai parodysiu. Pažiūrėkit, su tikrai šoviniai sušaudytas ženklas. Ir gan normalaus kalibro, medžioklinis gal. Kažkoks moters. Ne antkapis, bet įdomiai vanduo ir dar kažkas. ANS, ne moters, salė, ramų. Supras, kad nori tokius dalykus. Čia pilnam tokių va. Gal užsimušė, ar kaip suprasti. Taip, atėjom mes. Dar esam Kosove. Nusprendėm nepraleisti tokios progos, kaip sakant, patarlė, ta kenčiančiam dangus. Ir radom tokią šaunią vietą, kad nerealu. O čia gyvenamieji apartamentai, liko mums 2 dienas iki finišo. Tai va, žiūrėkit, vaizdas koks. Einam pažiūrėti čia. Meldote. Ką čia pakruoji? Kambarys čia mėgamasis. Čia dušas.
Tai čia geriausias vaizdas. Bam. Nežinau, 86 eurai. 86 eurai. Įeina pusryčiai dar. Ir riešutų tenai. Ten balkonas su staliuku. Naudotė. Ir čia dar tualetas. O rytoj pratęsime tą kelionę, beliko 2 dienos. Ir bus įveiktas Peak of Balkans trailas. Ką, susitiksime rytoj. Labas rytas. Ką, dar esame išbutukę. Papusryčiavom. Įmesiu. Buvau be kameros, tai įmesiu iš telefono filmuotą medžiagą. Labas rytas. Parodysiu pusryčiukus mūsų. O kokie, žiūrėkit. Nupasaka. Nerealiai. Žiauriai patiko. Rekomenduoju 100 balų. 110 tūkstantis ir taip toliau. Neįsivaizduoju, nesu matęs niekur taip dėkingumo žmonių pridėta maisto, visko dar išlydėjo ir, žiauriai gerai. O ką, mes pradedame žygį, susitiksime keli. Pasižiūrim dar apartamentus, nuostabus, vaizdai nuostabus pro langus. Į antrą aukštą jau nebelipsiu, susimatysim keli, iki. Dabar kilom visą laiką. Grinai taip stačiai, čia dabar jau normaliai, įsilyginam biškiau taip tokiu. Bet čia gan padorus takeliai, tai galima drąsiai taip lipti. O kai nėra takelio, tik va tokie akmenys visokie išvartyti ant teisingai viršui.
Dar kilom. Dabar yra 2176. Nedaug liko. Kiek kalnų perėjęs. O paskutinė ten nėra perėję. Dabar yra 2. Čia tokia kaip pieva įdomi. O. Beveik ne viršūnė, beveik kalnų perėję. Pasigrožim vaizdais. Pagaliau užlipom šiandien į aukščiausią viršūnę. Nu, ne viršūnė, tiesiog kalnų perėję. Tuoj pažiūrėsiu, kiek čia gaunasi. 2275. 2275. Ninka sėdė. Pamajok, Ingutė. Kaip jautiesi? Dabar gerai. Mes iš ten va parėjom, iš apačios ten užlindom ir ten toli pro kilom. Žiauriai gražu. Ten kokie kalnai atsiveria. O ten matosi irgi išlenda. Žiauriai gražu. Pareina šveicarai. Mes nežinau dabar čia kažkur leisimės, lygtais ten kažkur ar ten, nežinau tiksliai dar. Ten kokie kalnai. Nu, trūksta žodžių. Nu ką, esame pabiškį leidžiamas. Kažkoks bus kaimelis, tas link einam, tiksliau link Babinos polės. Nu, bet žiūrėsim, kaip jausime šiandien. Gal paeisim daugiau už to miestelio. Žiūrėsim, kokia bus savijauta, kiek valandų ir taip toliau. Viską susumuosim, pažiūrėsim ir nuspręsim apie tolimesnę kelionę. Nu, ta prasme šiandien, ar žygiuosim daugiau ar ne. Kaip tokie takeliai, kurie eini, pėda pakrypus turi būti. Ir žiūrėt, kad nepaslyst. O kokį kupstą neusimaut. Dar ir tešlų tokių pasitaiko, nu kaip čia praeiti. Ką bandom. Tik įsiplojom batus vakar. Opa. Čia kupstas geras. Ne, čia minkšta. Čia geriau eina. O. Dabar galim praeiti. Taip ir einame. Nu ką, atėjom vandens paprašyti,
O gavosi taip, kad va, kokų pepsi, jogurtas naminis, burėkai. Žmonės ten sėdi. Tai pasišnekėjom, tai malonu žmonės atnešė visko valgyti. Ką sako? A jisai saldus ar ne? Džiovin. Na ką, mes vis kylam, beliko grubiai 120 metrų iki Hridsko ežero. Žiūrėsim, ten apsistosim, o rytoj pabaigsim savo žygį. Šiandien bus nueiti kažkur apie 25 kilus, gan padoriai. Ką susitiksim prie ežero viršuj. Nu ką, priėjome ežeriuką Hridsko ezero. O, yra kažkas. Kaip jums ežeriukas? O, kiek tų yra driežų. Salamandro, ar kaip jos, tik didesnė. Ką reikėtų iškoti palapinę, kur pasistatyti. Kažin, tokia didelė pastatysime kažkur. Ui, buvo užkinys juodai. Uodai puolė juodai. Žiūrėk, matai, kokias vietas, kur tu čia pastatys. Ten esu matęs, kad ant krašto stato. Atėjom prie Hridsko ežero. 2 kilometrai aukštis. 2 kilometrai dudu. Na, žodžiu, dudu. Čia mūsų palapinė ant krantą. Eisim nusiprausti. Dedamės daiktus dabar. Na ir ką, iki rytojaus. Rytoj paskutinė diena. Iki.